Prieš kurį laiką teko konsultuoti porą, kuri daug metų gyveno užsienyje. Vyras ten dirbo vairuotoju, moteris kirpėja. Ir tiesiog iš pirmo žvilgsnio atrodė, kad viskas jų gyvenime klostosi visai neblogai. Abu turėjo darbus, pajamas, stabilumą, planų ateičiai. Tačiau vienu metu jie nusprendė, kad nori viską pakeisti. Tiesiog atsirado noras grįžti į Lietuvą, tapti mokytojais, ten skaityti paskaitas, vesti seminarus ir gyventi visiškai kitokį gyvenimą. Ir konsultacijos metu jų horoskopai rodė, kad pagrindinė jų stiprybė slypi visai kitur. Tiesiog mačiau, kad jų dabartinės veiklos atitinka jų prigimtį ir gali duoti pakankamai stabilų rezultatą. Ir žinoma, sakiau, kad domėtis naujom sritim, mokytis, dalintis patirtim ar net vesti paskaitas laisvų metu yra puiku, viskas ok. Tačiau viena yra pomėgis, o visai kas kita pagrindinis pragyvenimo šaltinis. Ir pamenu, kad vyras net pats abejojo tuo sprendimu grįžtis. Jisai galbūt jautė, kad gali atsirasti problemų, papildomų įtampų šeimoje, finansinių iššūkių. Tačiau noras pakeisti gyvenimą visgi buvo stipresnis. Ir po kurio laiko sužinojau, kad jie vis dėlto grįžo į Lietuvą, bandė kurti naują veiklą, ieškojo savęs naujose srityse. Tačiau gyvenimas susiklostė ne taip, kaip tikėjosi. Ir galiausiai, kaip bebūtų gaila, šeima iširo, vyras vėl išvyko atgal į užsienį, o jų bendras kelias pasisuko skirtingom kryptim. Ir ši istorija man priminė vieną svarbę tiesą, kad ne kiekvienas žmogus jisai turi būti mokytojas, vadovas, verslininkas. Ir tame iš tikrųjų nėra nieko blogo. Jeigu pasigilinti į Vedas irgi sakoma, kad kiekvienas žmogus turi savo prigimtį, būtent savo stiprybės, savo talentus, savo vietą gyvenime. Ir didžiausia sėkmė dažniausiai ateina ne tada, kai mes bandom tapti kažkuo kitu, o tada, kai iki galo išnaudojam jau tai, ką gavome, ką turim, savo prigimtį. Ir kartais mes galvojam, kad mūsų gyvenimas būtų geresnis, jeigu būtumėm kažkuo kitu. Tačiau dažnai problema būna ne veikloj, o tame, kad mes bandom gyventi ne savo gyvenimą. Todėl, jeigu jaučiat, kad deda daug pastangų, o rezultato nėra, tai verta savęs paklausti, galbūt aš tiesiog veikiu ne pagal savo prigimtį. Nes kai žmogus jisai atranda savo vietą, tai darbas tampa lengvesnis, sprendimai aiškesni ir gyvenime atsiranda daugiau ramybės.